Sveiki, mėlyjei. Čia yra Viskas bus gerai ir aš jums garantuoju, kol būsite su mumis, jum irgi viskas bus gerai. Aš pamažu jau ruošiuosi ištrūkti laisvę. Čia man netaip senai viena mano ligonė man labai didelį skandalą ištaisė. Kodėl? Jo atsikraustė su 5 katėm, 3 šunim. Tai čia jūs dar švelniai, būna daug sunkesnių ir viskas to žmogaus gyvenimas griuvo. Vaikšto moteris pas kosmetologą. Čia jau liga, nesvarbu. Kas liga, vaikščiot pas kosmetologus? Norit pasakyti, kad gerti kolageną yra visiškai nenaudinga? Jokios prasmės nematau. Mano svoris buvo užaugęs iki 130 kg. Tiesiog valgėt skaniai, ar ne, ar kaip buvo? Taip, ir atėjo diena, kai aš iš tikrųjų supykau ant savęs, ant pasaulio, ant medicinos. Vėlgi, nežinau, čia galima viešai šnekėti. Šnekėkit, mes čia viską šnekam, žinokit. Medicinos, tai iš karto davė didžiulį efektą. Kokį? Pradėjo svoris iš karto mažėti. O savijauta? Savijauta gerėti. Aš durniuoju su savim. Kiek metų jūs taip durniuojat? 3 metai. Limbinė sistema pradeda dirbti. Žodžiu, emocinė baigėsi, prasideda limbinė, ar ne? Šį kartą mano svečias yra ypatingas žmogus. Tikrai žinote iš televizijos, tai yra profesorius, medicinos profesorius Alvydas Unikauskas. Žmogus, kuris turi patirties ir klinikiniai medicinai, ir moksliniai. Alvydai, man labai smagu jūs pamatyti čia ir mes tikrai labai seniai matėmės. Man atrodo, mes vienas kitų džiaugiamės dabar. O kaipgi? Turint tokį svečią, nesidžiaugti neįmanoma. Iš tiesų, apie ką jūs dabar gyvenat? Kokia jūsų kasdienybė? Aš pamažu jau ruošiuosi ištrūkti laisvę. Aš turiu galvoje ištrūkti iš visų darbų. Aš išeinu pensiją. Jūs toks drąsuolis. Taip. Bet žiūrėkite, o per tuos, pavyzdžiui, praktikos metus, ar medicinos moksle jūs kas nors nustebino tuo, kad nėra atsakymų? Tai pradžioje tas labiausiai ir stebino. Nėra. Dažnai net neatsakymų, sprendimų nebuvo. Nebuvo sprendimų. Ypač aš buvo laikas, kai aš dirbau reumatologiniam skyriui, pagrindė. Reumatologija tai yra, grubiai imant, sąnarių ligos. Tai ne vien tai ir jungiamojo audinio ir taip toliau, bet jeigu žmonėms suprantamiausia būtų sąnarių ligos. Toli gražu ne vien jos, bet pagrindė. Ir tu iš tikrųjų, tu matai, turi ligonį, tu matai, net į jo nustatytą ligą, netelpa visi simptomai, ypač skausmai. Ir aš turbūt paskui ir nusprūdau į tą visą kitą, dar vieną sritį. Būtent prieš istoriją, kodėl jūs atsidūrėt skausmo medicinoje, ar ne? Aš nesidūriau skausmo medicinoje, kaip tokios dar nebuvo tada. Bet aš pamažu pradėjau eiti link to, kad skausmų gydymas. Tai jūs dabar norite mesti visą akademinę savo veiklą, mesti klinikinę ir išeiti į skausmus, ar ne? Aš dar net ir šito nežinau, ar aš pasiliksiu prie to. Čia man netaip senai viena mano ligonė man labai didelį skandalą ištaisė. Žinot, kokį, kaip aš drįstu neturėti mokinių. O jūs neturit mokinių iš tiesų? Aš mėginau turėti, bet reikalas tame, kad kadangi taip, kaip aš darau, labai didelis krūvis yra rankom, pirštams. Aš kai dirbu su ligoniais, man skauda. O ką jūs pirštais darote? Pavadink. Ieškau lietuviškas žodis būtų turbūt minkimas. Tai netitinka tiesos. Aš esate manualistas, ar ne, kur rankom ieško diagnozės? Aš tam tarp ir manualinė terapija, bet pagrindė tai yra taip vadinamų trigerinių taškų gydymas, kurie sukelia skausmus. Tarkim, šiuo metu man asmeniškai yra įsimetęs trigeris į nykščio pritraukiamą į raumenį dešinėje rankoje. Skauda. Ir skauda čia, bet jie dar turi vieną bjaurią savybę. Skausmas eina į kitas vietas. Ir, pavyzdžiui, man pradėjo skaudėti dar ir sąnarius. Plaštakų. Ir, pavyzdžiui, žmonės, jeigu jie nežinot, jis bus įsitikinęs, kad jiems skauda sąnarius.
Tai va, apie tuos skausmus man labai įdomu, pavyzdžiui, yra kelios teorijos. Vieni sako, kad su skausmu reikia susidraugauti, jį priimti ir nekreipti dėmesio. Kiti sako, negalima kęsti skausmo. Aš negaliu kęsti skausmas yra gamtos sukurtas signalas žmogui atkreipdėmėsi, kad kažkas negerai. Negalima su skausmu susigyventi. Skausmas, pavyzdžiui, iš mano srity, trigeriniai taškai, tai to skausmo, kaip skaito, skausmo paskirtis, priversti žmogų koreguoti savo elgesį. Iškai jis daro kažką ne taip. Ten ne vien minkimas pas mane, dar šaldiklį naudoti tenka, arba kartu būdu, kartais injekcijos į taškus, be vaistų. Tiesiog adatos įdūrimas. Kaip akupunktūra? Tai ne akupunktūra. Kaip? Ne, akupunktūra, matot, akupunktūra tai yra jau iš anksto sudaryta schema taškų ir tas taškas ir viskas esant tam dalykui. O čia ne, čia turi jį apčiuopti, jisai čiuopisi. Jūs čiuopėt tą tašką? Taip, 2-3 mm skersmens dažniausiai. Tu jį surandi, tu jį paspaudi. Jeigu tu tiksliai paspaudi, tai dažniausiai iš karto sukeli skausmo kelionę į tam taškui būdingą vietą. Ir tai jau požymės, paskiau dar ten raumenų trūkčiojimai gali po pirštu atsirasti taip toliau. Tai yra realūs taškai. Beje, koks skausmas yra didžiausias? Kokios situacijos, kokios ligos ar kurio organo? Kada labiausiai skauda? Specialistai kartais sako taip, aktyvūs trigeriniai taškai sukelia patį stipriausią iš visų įmanomų skausmų žmogų. Tai dabar lietuviškai, kas tie trigeriniai, kur juos rasti tuos taškus? Raumenyse. Pavyzdžiui, raumuo, paimkim. Aš suprantu, čia rodėt. Paimkim odontologą, pavyzdžiui, odontologą tą patį, jam pradeda skaudėti delną. Dėl jo profesijos. Taip, dėl. Kadangi jūs įrankiai. Bet delne nieko nerasit. Nieko nėra visai, ten viskas veika. Bet tą skausmą sukelia pavargęs, vadinamas muskulius palmaris, longus, reiškia ilgasis dilbėje, vienas iš esančių raumenų. Bet tai žiūrėkit, kiek ir jis būna susispaudę. Kiek jūs žinot ir jūs dar prieš tai sakėt, kad jūs nežinot, ar jūs norit gilintis į šią sritį. Tai čia jums reikia tiesiog... Į kurią sritį? Į skausmo. Tai kad jaunimo yra daug. Visur jaunimo daug, bet tai senimas yra tam, kad išmokytų jaunimą, tai va ir mokinių turėsit pagaliau. Atsimenat, kaip sakėt apie studentus? Kaip? Ir apie emocinį intelektą. Kad jums pati, kokia ten frazė, nemaloniausia, netinkamiausia emocinis intelektas. Aš nesuprantu. O žinokit, aš prieš tai galvojau. Aš galvojau, o kas yra blogai? Emocijos savaime blogai. Loginis mąstymas blogai? Ne, aš ne apie tai. Viskas gerai. Kaip buvo sugebėta, ne tai, kad du vienas kitam prieštaraujančius, bet du vienas kitą eliminuojančius, blokuojančius, eliminuojančius žodžius sujungti į bendrą kategoriją - emocinis intelektas. Žiūrėkit, kaip gaunasi. Mes turim kaktinę skiltį, tai yra mūsų protas, evoliuciškai pati paskui vėliausiai išsivyščiusi dalis. Juk mes, kai bendraujam, bendram su žmogum, mes visą laiką pasvarstai, ką galima sakyti tuo metu, ko negalima. Tai, ką jau ten svarstai kartais, ką galima daryti, ko negalima. Ne, bendraujant. Galų gale mes mąstom, ką mes dabar turėtumėm padaryti, kaip padaryti ir taip toliau. Tai mūsų intelektas. Tai mūsų protas. Loginis mąstymas. Tarkim. Taip. Tarkim. Dalinai. Iš dalies aš viski gal. Bet čia yra kaktinės skiltis. O toliau ten giliau smegenyse viena pirmųjų evoliucinių struktūrų, tai yra vadinama limbinė sistema, jie ten 5 sudėdamos dalys sudaro. Aš dabar nenoriu žiūrovus nervinti, viskas. Va ten yra emocijos ir ten yra, pavyzdžiui, autopiloto režimas. Kaip, pavyzdžiui, ką mes įpratę daryti, profesijoje. Žmogus, kuris kažkokius veiksmus daro eilę metų, jis kaip paskiau negalvoja, ką jam daryti. Tai čia kaip sudurintom, išėjai užrakinai ir paskui galvoja. Absoliučiai. Taip, arba išlipa iš mašinos ir paskiau galvoja. Užrakinai mašiną, ne. Arba vairuojant mašiną, tugi negalvoji, kurį pedalą paspausta rankinėlę ir taip toliau. Tai yra autopiloto režimas. Bet dabar ne apie tai. Įdomiausia, tai yra... Tai yra emocijos. Ir dabar žiūrėkit, kas gaunasi. Ir ten išskiriami hormonai. Taip, viskas.
Bet reikalas tame, kad jeigu mes įpuolame į emocijas, kaktinės skiltis, aš negaliu sakyti griežtai visiškai blokuojami, bet iš principo jinai blokuojama. Vat imkim du polius, taip? Jeigu yra mes užpulti emocijų, mąstymo nėra. Visi tą žino puikiai. Jokio analitinio proto tuo metu nelieka. Tai yra, lieki kvailas visiškai. Per emocijas. Per emocijas. Per emocijas. Tai yra jausmai. Ir jeigu mes paimsim kaktinės skiltis, vat pagalvokit, jeigu mes tuo metu intensyviai kažką protaujam, emocijų nėra. Jos ne. Jūs sako, šaltas protas. Taip, vat tai ir yra, nes tuo metu blokuojama limbinė sistema. Jai neduodama pasireikšti. Ir dabar žiūrėkit, ką gauname. Emocinis intelektas. Intelektas čia, emocija tenai. Ir kaip sugebėjo du visiškai nesueinančius dalykus sujungti į bendrą. O jūs beje sakėt, kad jūs ir smegenimis labai kažkaip pradėjote domėtis. Ne tai, kad domėtis, čia tiesiog labai įdomus tie dalykai yra vis tiek, jeigu mes imsime. Beje, jūs skaitėt tą kanadiečio, to pasakysiu knygą, kanadiečio Norman Deutsch knygą Dož, save keičiančios smegenis. Apie smegenų neuroplastiką. Neskaičiau. Labai rekomenduoju, žinokit. Tai va tai, kas jūs domina, apie tai, kaip smegenys pristaiko prie situacijų, kaip žmonės gimė, tarkim, su ne visiškai išsivyščiusiais pusrutuliais, tik su viena pusė, sugeba adaptuotis gyvenimui kaip visiškai normalių gebėjimų žmonės. Man labai patiko, priminėt, vieną kartą teko tokią paskaitą, interneto pagalba, bet, aiškiai, būna tų žmonės, tai neurobiologė, kurio specializacija buvo smegenų veikla, jai įvyko insultas. Ir jinai pasakoja, reiškia, kokie buvo pojūčiai, ką jinai jautė, nes jin tuo metu tai vyko namie. Ir jinai, reiškia, iš paskutiniųjų jai grįždavo tas suvokimas, kad reikia pagalbą iškviesti. Ir kaip jinai iš tikrųjų suvokė, kuris pusrutulis tuo metu dirba ir ką jie daro, ten fantastika yra. Jie antiek skirtingas funkcijas abu pusrutuliai atlieka. Jeigu imsim, mūsų aplinkos suvokimą, aš turiu galvoju. Taip, kaip viskas. Tai yra kažkas tokio. Bet kartais, pavyzdžiui, labai dažnai sakoma, ten susirgo kokia sunkia liga, tai labai graužėsi, labai nervinosi, arba dar atsiranda tų visokių pranašų, kurie aiškina, pavyzdžiui, žmogus piktas dėl to, kad jo kepenys nesveikos. Kiek logikos visame tame yra? Vis dėlto, kiek tos mūsų emocijos ir mūsų tas įsitempimas kiekvieną dieną gyvenant, kiek jisai turi įtakos mūsų kūnui? Aš dažnai taip sakau, 4 dalykai, kurie apsprendžia pagrindiniai 4, turbūt, kurie apsprendžia mūsų sveikatą arba nesveikatą. Tai yra mityba, miegas, judėjimas ir stresas. Nes iš tikrųjų streso metu, paprastai, kai sakai stresą, žmonės įsivaizduoja, kad kažkas staigaus ypatingai turi įvykti. Jokių būdų. Pavyzdžiui, jeigu žmogus gyvena ir turi neadekvatų kaimyną, tarkim, daugiabutis, reiškia namas, jis gyvena savo bute, pavyzdžiui, pas jį iki tol buvo, kaip toks jaukus lizdelis, kaimynai adekvatus, viskas tvarko, jis puikiai jautėsi. Ir įsivaizduokit, reiškia, pasikeitė kaimynas. Jo atsikraustė su 5 katėm, 3 šunim. Tai čia jūs dar švelniai, būna daug sunkesnių ir viskas to žmogaus gyvenimas griuvo. O realiai griuvo dėl to kaimyno. Dėl to, ką jisai. O jo gyvenimas, kai tai įvyksta, visą laiką tą stresą jisai jaučia. Ir aišku, kadangi organizmas reaguoja, jis išskiria įvairių medžiagų, kurio pagalba jisai bando suvaldyti esamą situaciją. Taip, reguliavimas kraujospūdžio, reguliavimas širdies darbo, reguliavimas visų kitų daugelio funkcijų. Ir tokiam režimė jis nebeatlaiko organizmą. O neprisitaiko, nesadaptuoja organizmas prie tų blogų sąlygų? Priklauso nuo streso laipsnių, intensyvumo ir taip toliau. Ar sugebės, dažniausiai sugeba kuriam laikui prisitaikyti, bet galiausiai palūžta. Rezervai nėra begaliniai. Begaliniai. Netgi, aš galiu paimti kitą pavyzdį, paprastą. Taip, veidas. Vaikšto moteris pas kosmetologus.
Čia jau liga, nesvarbu. Kas liga, vaikščiot pas kosmetologus? Aš turiu galvoje be saiko. O kur saiko ribos? Aš paaiškinsiu. Kas vyksta? Jokių būdų nenoriu sakyti, kosmetologai kažką tai ne taip daro ir taip toliau, netlieka gerą, tinkamą darbą. Bet, yra vienas bet. Vyksta poveikis į odą iš išorės. Kai mes pradedam senti, pavyzdžiui, aš dabar taip, jau viskas, jau, kaip sakoma, kaip ten sako, smėlis byra. Ne, tai jums reikia pas kosmetologą. Ir atsiranda raukšlės. Tai raukšlės atsiranda ne dėl to, kad su oda kažkas atsitiko. Dėl to, kad keičiasi visa struktūra organizmo, taip? Ne. Kaulai mažėja. Dėl veido raumenų susitraukimo. O dar sako, kaulai mažėja kaukolės. Ne. Nu tai čia jau pamažu. Viski kaulas šiek tiek nyksta, nosis auga, ausis auga visą gyvenimą, nesvarbu. Taip. Nesvarbu. Ir pradžioj kraujotaka nukenčia dėl streso. Susiaurėja kraujagyslės. Taip? Viskas, mažiau patenka krauja, pradeda trūkti deguonies. Dėl deguonies trūkumo išskiriama tam tikri imuninės sistemos elementai, kurie iš savo pusės vėl tam tikras uždegiminės reakcijas sukelia. Į tai reaguoja, ten, pavyzdžiui, yra tokia metalo proteinazė. Ne dėl to metalo, kad jinai metalinė, bet, pavadinimas. Taip? Metalo proteinazė. Ir, pavyzdžiui, jinai, labai įdomus momentas, jinai sukapoja odoje esantį kolageną. O jo dėka, ne vien jo, bet ypač jo dėka, mes turim gražią odą, skaistų žmogus, ten taip toliau. Tai labai paprastai, išgėri kolageno ir vėl viskas iš naujo. O čia prasideda dar didesnis humoras. Aiškiai, kolageną sukapoja, bet sukapoto kolageną organizmas išvestų, pašalintų. Bet kraujagyslių susiaurėja. Nesugeba, viskas tam pasidaro savartynas. O po odą. Raumenys susitraukia, jie reaguoja, jie suspazmuoja, atsiranda visos tos raukšlės. Ne dėl to, kad odai raukšlė, raumenys sutraukia odą, į tas raukšlės, esantis veido, mimikos raumenys. Ir kolagenas. Sako, jums reikia kolageno išgerti. Taip, ir visi geria masiškai dabar. Bet žiūrėkit, kas gaunasi. Žmogus išgeria baltymą. Organizmas virškinimo metu tą kolageną. Kolagenas tai yra visas baltymas. Tai nėra aminorūgštys, iš kurių baltymas pastatytas. Ten 20 aminorūgščių ir iš jų, tarp kitko, jeigu norėsit, galėsiu už ką Nobelio premija paskutinė buvo skirta. Už autofagiją? Ne, už autofagiją 16 metais. Va, dabar fantastinis dalykas. Už ką labai įdomu? To neužilgo, aš baigsiu šitą temą su kolagenu. Ir organizmas suskaido aminorūgštis ir žinokit, kolageną iš tų aminorūgščių iš naujo, jis turbūt paskutinį eilėj statys. O ką jisai daro? Jis tuo metu žino, ką jam reikia statyti. Iš tų aminorūgščių. Tai jūs norit pasakyti, kad gerti kolageną yra visiškai nenaudinga? Jokios prasmės nematau. Tai visą, žmonės galvoja, kad jeigu geria kolageną, odoj bus kolageno daugiau. Jokių būdų. Tai bus aminorūgštys, žarnyje susidarys, jos bus rezorbuotos ir organizmas jas panaudos kitom reikmėm. Bet Alvydai, tada iš vis esminis klausimas kyla, bet kas, ką mes geriam dėl sveikatos, dėl grožio, turiu galvoj papildus ir visą kitą, visiškai negarantuoja, kad jie nueina ten, kur skirti nueiti, kad organizmas pasitvarko savaip kažkaip. Be abejo. Pavyzdžiui, labai įdomi istorija su vitaminais. Taip? O žinot, kas yra vitaminai? Kas? Tai yra, jeigu nori, kad tavo šlapimas būtų brangus, išgerk vitaminų. Yra taip, ten spalvą dar gali viskį pakeisti, kvapą pakeisti, viskas taip, iš tikrųjų. Bet jeigu imsim vitaminų, daugumą vitaminų beje, yra iš tikrųjų kofermentai. Vat kas yra kofermentas? Tai yra fermentas, tai yra baltyminė struktūra, kurios paskirtis greitinti organizme vykstančius procesus, bet jis pats daugumą fermentų iš savęs, jie to negali, jie lėti. Kad jis pradėtų dirbti kaip reaktyvinis, reikalingas kofermentas, tai yra baltymas, kuris fiziškai jungiasi prie fermento ir jį užturbina.
Ir tada fermentas jau pradeda, veikti. O be fermentų mes, žinokit, mes būtumėm nuo akmeninės statulos, tai yra Tai praktiškai be hormonų, be fermentų nekrutančios. mes negalim gyventi, ar ne? Mes be nieko Be negalim. nieko. Jeigu ypač apie baltymus kalbant, tai suprantat, tai O prie tos Nobelio vitaminai. premijos gausit? Grįšim Tuoj paskutinės. priesim aš apie vitaminus. Aš jau Mane gauti noriu greičiau. užvedėt apie vitaminus, pavyzdžiui, iki šiol nėra pilnai aišku. Vat yra problemos su normatyvais vitaminų. Jeigu mes, pavyzdžiui, kraujo tyrimą darysime, yra vienetai vitaminų, kurių daugiau mažiau normatyvai lyg aišku. Pavyzdžiui, labai įdomiai teko skaityti istoriją, kai buvo išsiaiškinta, kiek turi būti kraujo vitamino C. Įdomiau žinokit apie D. Tas D3 vitaminas visiems tiek susuko smegenis. Gerai, vitaminas Gerai, D. C, po to Vitaminas D, beje, kaip aš sakiau, dauguma vitaminų yra kofermentai, tai vat vitaminą D vis dažniau linkia priskirti prie hormonų iš tikrųjų. Prie hormonų netgi. Kad tai yra hormonas, o ne D3, vitaminas. ar ne, turit galvoj? Taip. Ir, pavyzdžiui, buvo labai įdomus tyrimas padarytas, čia prieš keletą metų, 206 000 savanorių, maždaug po lygiai vyrų moterų, kuriems buvo nustatyta pagal normatyvus deficitas vitamino D. Ir aišku, buvo dar kontrolinė grupė. Ir jiems buvo duodama gerti vitaminą D. Ir, pavyzdžiui, gavos labai įdomus momentai. Ir jiems buvo įvairių patologijų, kurie skaitė, kad dėl vitamino D deficito. Ir, o tai yra imuninės sistemos sutrikimai, autoimuniniai sutrikimai, tai yra kažkoks vėžys, tai yra kaulų problemos, taip toliau. Visi tie momentai. Ir vienintelis efektas, kurį gavo teigiamą, atstatę kraujyje tinkamą kiekį vitamino D, kuris daugiau mažiau gavo kažkokį efektą, tai esant autoimuniniam lygom, ten pagerėjo situacija maždaug 30% žmonių. Tik 30%. Tik tai. Visais kitais atvejais negavo jokios. Kitaip sakant, kaip skaitė anksčiau, dėl vitamino D trūkumo išsivysto kažkokia patologija ir jeigu mes duosim vitaminą D, atstatysim kraujo normalų kiekį, viskas praeis, pasirodo, tai nedirba. Man tai žinokit, iš vis atrodo, kad medicinos mokslas, jis yra šviesoje, bet jis dar tiek blūdija. Ir jau sprendžiant apie tai, kad vieną kartą liepia vieną gerti, kitą kartą ten kokį Q10, paskui ten resveratrolį ten kažkokį. Nu, yra visą laiką kažkokios tai, ar tai mados, ar tai kažkokie, nežinau, komerciniai poreikiai, nu kažkas kažką baudo, kažkas vyksta. Yra medicinoje, nu visų pirma, vat ką aš asmeniškai, ką labiausiai gerbiu, tai yra chirurginės specialybės visas. Išpjovė, tai yra žmonės, kurie realiai, taip, jie, vat, esant reikalui, padaro ir viskas. Terapinės specialybės, jos daug problemų turi. O jos problemų turi labai dėl paprastos priežasties, ne dėl to, kad jos prastos, o dėl to, kad absoliučiai liūto dalis visų ligų žmonės susiorganizuoja dėl savo gyvenimo būdo. Bet ko nepamiršau, siūlau apie baltymą, apie to Nobelio premiją. Galiausiai gausim. Kur visą laiką buvo problema, kai ėjo kalba apie, pavyzdžiui, sukūrimą, kad ir vaistų. Ne, naujų, kuriem reikalinga baltyminis pagrindas. Arba, pavyzdžiui, išsiaiškinimą tam tikrų procesų vykstančių organizme, lygų, taip toliau. Nu, baltymas yra baltymas, visi žino tą žodį, kad yra baltymas. Bet kas tai iš tikrųjų baltymas yra? Baltymas tai yra amino rūgštys sujungtos tam tikra tvarka. Bet čia tik pati pradžia. Įsivaizduokit, kad yra 100 amino rūgščių kažkokia kombinacija, ne 100 skirtingų, bet tos 20 amino rūgščių įvairiom kombinacijom sujungtos. Va turim siūlą. Bet tai dar ne baltymas. Jis nieko nedaro, jis nieko negali padaryti, tas baltymas. Jį reikia sulankstyti. Ai, teisingai, jis susipina tam tikrą tvarką. Tam tikrą tvarką. Nu, kaip siūlų kamuolys, jeigu ten katinui atiduosim siūlų kamuolį, po kurio laiko mes jį turėsim keistų formų. Ir vat, jį reikia sulankstyti. Ir visą laiką buvo problema, kaip išsiaiškinti konkretaus baltymo. Ta sulankstymo mechanizmą, ne? Taip. Pavyzdžiui, buvo paskaičiuota, kad, pavyzdžiui, jeigu, vat, mano pavyzdį, paėmiau 100 amino rūgščių baltymas, tai galimas kombinacijų skaičius
sulankstimu siekia 10,47 laipsnių. Tai yra absoliučiai nesuvokiamas skaičius, kaip ten kartais sako, tai daugiau negu atomų mūsų visatoj. Dauguma baltymų turi du variantus. Vienas veikiantis ir kitas klaidingas. Anglų kalboje naudojamas terminas unfolded. Neteisingai sulankstytas, maždaug taip gautųsi. Reiškia, ir kai mes veiki. Tai mes teisingai sulankstytais baltymais. Visi baltymai teisingai sulankstyti, jie veikia, jie atlieka savo funkciją. Mes savo netinkamo gyvenimo būdų, įskaitant stresą patiriamą, kai kurie baltymai yra kaip jie sutrikdomas, sulankstymas jų teisingas. Ir jie ne tai, kad neveiksnus, bet jie pradeda žalot sveikus baltymus. Čia už tai Nobelio premija buvo, ar ne? Ne, o Nobelio premija buvo už tai, kad pagaliau atrado būdą, tik dabar atrado būdą, kaip išsiaiškinti, ir tai kol kas tikslumas 90%, bet tai jau skaitoma fantastika, atrado, tokį gan lengvai panaudojamą būdą, kaip išsiaiškinti, kaip sulankstytas baltymas. O žinot, kas sugalvoja tą būdą? Kaip jūs manot? Medikas ar ne? Biologas ar ne? Tai turėtų būti arba koks biochemikas, programuotojas. Programuotojas. Panaudoja dirbtinį intelektą. Beje, dirbtinis intelektas, kaip sakė, emocinis intelektas. Man, pavyzdžiui, aš studentams sakau, pavyzdžiui, kai man kas nusako, kad, pavyzdžiui, kažkuris asmuo yra aukšto emocinio intelektų. Sakau, aš niekaip negaliu atsikratyti vertimo, kuris yra mano galvoj, to posakio, kad yra neįtikėtinai kvailas žmogus. Nes pas jį tuo metu nedirba kaktinės skiltis. Tai studentų sakau, jeigu norit ką nors neižeisdami pasakyti, kad, jūsų nuomonė jisai nelabai protingas, tai tada sakykit, esi aukšto emocinio intelekto. Aš norėčiau grįžti prie tokio dalyko, prie tos autofagijos, kurią jau paminėjom, ir prie to japonų mokslininko, kurio aš pavardę turiu kažkur užsirašius. Aš ilgą laiką vis prisiminiau, dabar aš jau užmiršau. Yoshinori Ohsumi. Ohsumi. Jo, Nobelio premija autofagija. Bet žinot, ką aš atsimenu? Aš atsimenu turbūt mūsų vieną iš pirmųjų interviu, kai jūs Lietuvoje dar nieks apie tą pasninką labai nekalbėjo. Žinojo tą tradicinį pasninką, religinį. O jūs buvot vienas iš pirmųjų, kuris pradėjot kalbėti apie tą maisto žalą, maisto gauso žalą. Iš kur pas jūs tai atėjo? Žinot, kaip čia viskas įvyko? Mano maksimumas svorio kažkada, pavyzdžiui, pradėkim nuo to, kad aš kai buvau jaunas, pas mane iš vis nebuvo net užuominos į nutukimą. Tik jūs sportavot labai? Aš buvau lieknas žmogus, jaunas, viskas tvarkoj buvo su manim. Po to aš pradėjau klausyti oficialios medicinos. Žinot kaip? Piramidės tos. Beje, jeigu prisiminsim, kažkur vasario mėnesį nauja piramidė yra pasiūlyta. Tai dabar, man atrodo, kitokia, net vos atvirkštinė. Jinai apvirsta dabar. Ta prasme, pagrindą sudaro mėsa. Baltymai? Baltymai ir riebalai. Baltymai ir riebalai. Įskaitant sočiuosius riebalus. Tai pagaliau. Tai kaip gavosi. Ir mano svoris buvo užaugęs iki 130 kg. Tiesiog valgėt skaniai, ar ne? Ar kaip buvo? Taip, argi tuo metu, kaip aiškinu, ar nuo angliavandenių tunkama. Ir atėjo diena, kai aš iš tikrųjų supykau ant savęs, ant pasaulio, ant medicinos. Ir aš pagaliau grįžau prie to, ką senai turėjau padaryti. Ir žinau, tų medicinų pagrindė, vėlgi, nežinau, čia galima viešai šnekėti. Šnekėkit, mes čia viską šnekam. Yra pagrindė medicinos, imkim sąlyginai, jų gal daugiau būtų, tokios 3. Tai yra fundamentinė medicina, tai yra fiziologija. Čia Hipokratą turit galvoje? Ne, aš dabar čia grinai mano pamastymai. Tai yra fiziologija, anatomija, farmakologija, biochemija ir taip toliau. Histologija, ten nemažai tų mokslų yra. Fundamentinė. Ir fundamentinė medicina, jinai yra aiškinasi mechanizmus, realius mechanizmus, įrodomus, eksperimento būdų pakartojamus. Nes kada yra įrodymas? Įrodymas, kada tampa įrodymu.
Kaip, pavyzdžiui, kažkas tai padaro tyrimą arba eksperimentą ir paskui jį gali pakartoti kiti žmonės tom pačiom sąlygom ir gauti tą patį rezultatą. Ir tai va šitą mediciną, aš ją kartais vadinu realiai švaria medicina, kuria prasme, jinai neįtakojama farmacijos, keistų finansavimų. Jo. O aš dariau tai, ką sakė epidemiologinė medicina, kurios įrodymų lygis pats O palaukit, silpniausias. epidemiologinė medicina man siejasi labiau su kažkokiais susirgimais masiniais. Grubiai tariant, išdalinama anketos žmonių grupėm tam tikrom su klausimais, į kuriuos turi atsakyti. Ir, pavyzdžiui, žmogus skaito klausimą, paskutinius 4 metus, kiek jūs kasdien suvalgydavot bulvių? Vieni mąsto, prieš 3 metus aš jų nedaug valgiau, dabar daugiau, atvirkščiai taip toliau, niekas nežino, ką atsakyti, taip toliau ir panašiai. Tai jau neįrodymai. Okay. Tai neįrodymai. Tai va, jinai yra tokia. Tai jeigu apie mitybą kalbėsim, visi tyrimai pasaulyje, kur yra daromi, apie mitybą, yra epidemiologiniai tyrimai. Ir viskas, kitų nėra. Iš kitų tikrųjų. Tai va, kaip buvo. Aš atsisėdau supykęs ir vėl susiradau fiziologijos vadovėlį, kur viskas parašyta buvo. Kaip viskas vyksta, kaip su insulinu vyksta ir taip toliau. Ir iš naujo tapo aišku, kad vienintelis pirmas žingsnis, kurį reikia padaryti, tai pradėti retai valgyti. Daryti ilgą pertrauką nevalgyti. Neteršti savęs. Beje, mitybos dėka dažnai tos pastovio valgymo dar tų neteisingai sulankstytų baltymų daug atsiranda. Kurie pradeda mūsų žaloti. Priklauso nuo produktų. Tiesiog pradžioje aš į produktus net nekreipiau dėmesio, aš pradėjau daryti 16 valandų pertrauką. Tai iš karto davė didžiulį efektą. Kokį? Pradėjo svoris iš karto mažėti. O savijauta? Savijauta gerėti. Ir savijauta gerėti. Viskas, ir galvos neskaudėdavo? Man iki šiol galvos niekada nėra skaudėję gyvenime. Aš nežinau, kas yra galvos skausmas. Bet tai čia yra kita tema. Va, ir nuo to pradėjau, o po to aš jau pradėjau gilintis. Ir pasirodo, pasaulyje jau ta tema pamažu buvo pradėta ryškintis. Juk faktiškai, kai aš pradėjau, čia dabar aš tuo metu pas mus dar niekas apie tai nekalbėjo. Bet kodėl jūs 16 valandų tu nevalgėt? Nes čiagi ta klasikinė, kaip sakant, pasninko formulė. Aš tą 16 valandų išsirinkau bandymų keliu. Tiesiog empiriniu būdu. Daugiau, mažiau, reiškia, kad jau visai iš alkio nenuprotėt ir kad būtų veiksminga. Paskiau jau pasidarė tie santykiai 16-8, 24 ir taip toliau. Įvairūs jau dabar jau populiaru. O jūs pamenate mūsų pokalbį, mes dar darėm tada interviu Vingio parke ir jūs sakėte tokią frazę, mano tikslas pereiti į vienkartinę mitybą per parą, į vieną kartą. Neperėjau. Vienintelis, ką kartais būna pereinu, tai vadinkim taip, galim pavadinti vienkartinę mitybą, bet jeigu mes paimsim, kad aš tuo metu maitinuos 2 valandas. Tai intervalas 2 valandas. Ne tai, kad aš tas 2 valandas ištisai valgau, bet tai reiškia, ne 2 kart po valandą, bet vienas maitinimas. Bet matyt, tai, ką aš prisidirbau, jeigu mes kalbėsim apie atsparumą insulinui, aš iki šiol iš jo neišlipu. Žinau, kad mes čia šokinėjom nuo temos į temą. Tik kad su jumis 100 klausimų, žinau. Pavyzdžiui, suprantat, kalbant apie smegenis, kaip pavyzdys, kaip skiriasi. Paimkime gal tokį elementarų dalyką, kaip elementarų, daugiau mažiau, regėjimą mūsų. Taip, atsakinga už tai yra pakaušinės srityje esantis, ta vadinama oksipitalinės skiltis, smegenų žievės. Bet jos yra 3 skiltelės, kurių pas kiekvieną žmogų procentinis pasiskirstimas skiriasi keliasdešimt kartų. Štai kodėl, pavyzdžiui, yra žmonės, kai imkime dailininkus, kurie labai gerai išreiškia spalvomis viską. Kiti labai gerai išreiškia pieštais vaizdais. Aš asmeniškai pas mane iš vis nežinau, kokia ten skiltis jinai funkcionuoja, nes aš piešti visiškai nemoku. Su manim, šitos srityje su manim blogai yra.
Vienintelį, ką moku nupiešti, tai yra katina iš užpakalio. Čia klasika, tas burbuliukas. Taip, nu tenai tas viskas. Tai prasme. Ir pavyzdžiui, labai skiriasi. Tas pats yra su visais kitais dalykais. Absoliučiai. Aš kartais sakau, pavyzdžiui, imkime santuoką, sutuoktiniai. Ne? Tam, kad rastum tau tinkamą sutuoktinį, su kuriuo tu gyvensi visą gyvenimą taikiai, draugiškai, sutardamas, tai yra tas pats, kas jackpotą laimėtų. Ir tai yra kaip tik dėl to didžiulio skirtingo suvokimo įvairių elementų, plus dar kiekvienas auga savo šeimoje, kur, pavyzdžiui, pas vieną mamą ir tėtis vieną tvarką turi, pas kitą kitą. Ir jie sueina į krūvą, žinot, pradžioje tas, kur plus minus 2 metai, kur ten hormonai, kaip tik limbinėje sistemoje, vyksta hormonų audros, tuo metu, kaip yra, žmogus praranda regėjimą, praranda klausą ir praranda sugebėjimą mąstyti. Jo, suvokimo. Nieko nėra. Atjungiama kaktinės skiltys, tiesiogiai. Taip, bet galiausiai reakcijos nuslopsta, atgaunama tos funkcijos. Žmogus pabunda. Jis pabunda ryte, galvoja, Jėzau Marija, kas čia šalia manęs guli. Iš kur čia tas žmogus atsirado? Suprantat, o kai sakau jackpotą laimėti, tai reikia, čia tiek sėkmės reikia. Ne, tai iš vis sakoma, tu gali būti turtingas, laimingas, protingas, bet jeigu neturėsi sėkmės, man atrodo, Čerčilis taip pasakė, nieko nebus. Taip. Tai Alvydai, grįžtam prie tos jūsų mitybos, aiškiai jūs vis dėlto neperėjot vieną kartą, bet aš supratau, kad jūs dabar vis tiek labai įdomiai maitinatės. Jūs bet ko ir bet kiek nevalgot. Ką jūs valgot ir kiek? Taip, aš papasakosiu, ką tik aš iškart noriu perspėti, reiškia, klausytojus, kurie klausys. Nekartokit. Kad aš... Kaip? Nekartokit. Klausytojus perspėt, kad nekartokit to, ką jūs darot, ar ne? Taip. Kad jie neprimtų mano žodžių tiesiogiai kaip tiesioginio patarimo. Aš leidžiu savo šitai elgtis, nes, vis tiek, daugiau mažiau medikas, daugiau, čia mano sprendimas yra. Nes vis tiek reikia pasitarti. Taip, su išmanančiu žmogum, su specialistu, nes kiekvieno tuo metu esama situacija skiriasi. Visai. Tai aš valgau 3 produktus. Tai jau 3 metai. Kas pirmas? Tai yra, imkim taip, 2 produktus ir abudu su 3. Tai yra mėsa ir kiaušiniai ir vieną ar kitą valgau su sviestu. O daržovinę? Visai. Mėsa, kiaušiniai. Žiemą, kad neapsimeluot, žiemą raugintų agurkų ir kopūstų. Viskas. Čia kad mikrobiota būtų laiminga. Bet paskiau jau paskutinius jau gal metus 1,5, vis tik kartais nevalgio metu, bet atskirai vis tik suvalgau, tarkim, žalio kopūsto ten lapų. Vis tiek neištveriu. Tai palaukit, Alvydai, man nelabai aišku. 2 kartus per dieną valgot. Tai kada ryte mėsa, o paskui vakare kas ten ryte siestas? Aš nevalgau. Nevalgot apskritai? Valgau kažkur tai, geriausiu atveju 12 valandą. Mes čia turime mėsos? Nors jeigu aš paskutinį kartą stengiuosi valgyti vėliau, ne visada pavyksta, bet vėliausiai stengiuosi valgyti 4 valandą. Vėliausiai 4? Taip. Tai tokia, kad autofagija įvyktų iki kito. Taip, ir tuo metu organizmas iš tikrųjų pradeda išsivalyti. Tarkim, tuo metu, kai mes nevalgom, mes turime nevalgyti ilgesnį laiką, mūsų organizmas pats gyja. Ir visų pirma, jis gyja tuom, kad jis atsikrato tų unfolded baltymų. Jisai juos pradeda, jisai juos suvalgo. Jis juos panaudoja naudingam savo tikslam. Suskaido į amino rūgštis. Tam, kad vėl iš jų kažką statyti. Bet žiūrėkit, profesoriau, mane domina dar labai paprasti tokie praktiški dalykai. Kai jūs pradėjot valgyti, reiškia tą mėsą, kiaušinius ir sviestą, o kaip yra su pagundom? Taigi akis mato, kiti valgo. Yra pagaliau situacijos, kuriuose susitinkat su žmonėm. Kaip jūs tą sprendžiat? Pavyzdžiui, aš iš tikrųjų dabar jau pas man atsirado minčių, kad man jau gal ir gana, nes, pasiilgsti. Iš tikrųjų aš pasiilgau, taip, kitokio maisto,
Tai pavyzdžiui, dabar jau pradėjau, jeigu ten kokia šventė kur nors, ten viskas, tai aš neišsidirbinėjau. Ką duoda tą valgot? Kas duoda tą valgau ir neužsiimu, aiškiai, tom visai, nes taip jau mano draugai visi manęs bijo. Tai... Bet ir brangiai kainuoja vien mėsą valgyti. Nu visumoje taip, mėsa, matot kaip yra nes mėsa. Nes turbūt gerą mėsą valgoti. Taip, stengiuosi, nes pavyzdžiui, kaip aš irgi kartais taip mėgstu tokį kaip klausimą užduoti, sakau, jeigu jūs menate į parduotuvę ir matot, kad mėsos kilogramas kainuoja 9 eurai, visą ką reikia pamastyti, kungi buvo tas gyvulys šertas. O tai gerai, jūsų atskaitos taškas, kiek turi kainuoti gera mėsa, kurią jūs valgote, pavyzdžiui? Labai daug priklauso, iš kur jinai atvežta, arba iš ko tu ją perki, ar ta ūkininkas pažįstamas ar nepažįstamas, tai gali kainuoti ir, pavyzdžiui, ir 20-25 eurus, gali kainuoti ir 40 eurų kilogramas. Tai kokį jūs kiekį mėsos valgot per parą, tarkim, per dieną? Aš neskaičiavau, aš tiesiog kepsnį suvalgau. Kepsnį, steiką, ar ne? Steiką, taip, taip, man taip elementaru. Bet vis tiek, aš einu lengviausiu. Mane domina kompozicija, va, ta mėsa, kiaušiniai, sviestas. Kaip tai atrodo? Kas su kuo, kas kiaušiniai? Žiūrėkit, aš, pavyzdžiui, įsidedu į lėkštę kepsnį, taip, visą laiką ieško mėsos kuo riebesnės. Kuo riebesnės? Taip, liesa mėsa nėra teisingas sprendimas. Iš principo aš valgau jautienos antrikotą. Toks, kad būtų raibas, gabaliukas. Taip, jis raibas yra. Ir įsidedu kepsnį, pasidedu sviesto. Pjaunu... O kiek sviesto įdedat? Ne, aš ne į lėkštę. Aš atskirai pasidedu pokelį sviesto. Pokelį sviesto? Ir pjaunu kaip duonos riekę sviestą. Ir jį pasidalinu, tarkim, į kokius 4-5 gabaliukus. Ir imu mėsos kąsnį ir imu sviesto gabaliuką, kuris panašiai pusę to mėsos kąsnio dydžio sudaro. Ir taip ir valgau. O kiaušinis čia kurioje vietoje būna? O kiaušinis jau atskirai, jeigu kiaušinis su mėsa. Bet virta kiaušinė, ar ne? Virta. Tai priklauso nuo mano tuo metu tingėjimo laipsnio. O teisybė, kad jūs tik tai mokat kiaušinę neiškep daugiau nieko? Iš maisto? Ne, aš gal šiek tiek perdėjau. Ai, čia toks buvo. Buvo laikas, aš, pavyzdžiui, kodėl aš kai augau pas tėvus, tai, pavyzdžiui, buvo toks periodas, kai mane įpratino, kad, kai jie darbę aš jiems pietus padarydavo. Tai turėdavo laiko. Buvo laikas, bet dabar išgaravę viskas. Dar kažką prisiminčiau, padaryčiau. Bet visumoje tai, pavyzdžiui, dabar aš mėsą pats pasiruošiu. Aš turiu tą cirkuliatorių vadinamą, kiti sako, kaip brandinimo mašina, iš tikrųjų ten viskas, bet pradžioje jame, tai jau ten mėsa per 2-3 valandas jau jinai. Faktiškai ją galima valgyti iš to cirkuliatorius ištraukus, nes jinai, temperatūra, jinai jau termiškai apdorota. Ir paskiau tik, kad būtų skanu, pasiskrudinu jau ant kepyklos. Bet, pavyzdžiui, kai kepate mėsą, jūs kepate ant kokių tai riebalų ar ant tų grotelių? Ant grotelių. Ant grotelių. Ant grotelių tiesiog ir viskas. Pasiskrudinu, tada skanu. Ir viskas, tada dedi į lėkštę ir dar užsibarstau visą laiką valgomųjų mielių. Valgomųjų mielių? Taip. O dėl ko jos? Skanu ir antra, ten B grupės vitaminų daug. Toks kaip iš maisto vitaminai, iš maisto yra visada gerai. Gerai, dabar papildomai, tabletėm gerimi jau neturi. Jo, aš žinau, kad anksčiau ten nuo spogų reikėdavo gertas mėlės. Mes nebaigėme apie tos vitaminus, bet iš tikrųjų daugumą vitaminų papildomai vartojami neturi jokios prasmės. Tai yra trendas, tai yra mada, jau trunkanti senai ta mada, bet jinai dabar vis tik tai, jeigu imti mokslą, tai sutarta, kad tai neturi prasmės. Alvydai, grįžtam prie jūsų maitinimo, žiūrėkit. Taip valgydamas, po kurio laiko turbūt pasidarė tyrimus kažkokius, ar ne, kraujo? Taip, jie pagerėjo. Pagerėjo. Kokie rodikliai pagerėjo? Pagrindė tai, manau, ir taip ten normalūs tie tyrimai buvo, bet pagerėjo lipidograma. Tai yra cholesteroliai su išskirstymu, reiškia, į atskiras dalis. Tarsi, valgant rieboką maistą ir nemažai baltymų, keičiasi lipidograma. Kitaip tariant, man asmeniškai, aš negaliu sakyti už kitus. Žinoma.
žinoma. Kad nenuskambėtų, kad Taip. visiems gerės. Nerekomendacija. Aš kalbu apie save, tai nėra rekomendacija. Ne. Taip, aš durniuoju su savimi. Kiek metų jūs taip durniuojat? 3 metai. 3 metai. 3. Jeigu tiksliai, tai dabar bus kažkur 2 metai, 4 mėnesiai. Tai dar dirbdamas televizijoje pradėjote, ar ne, šitą eksperimentą? Taip, bet aš manau, jau dabar jau atsiranda minčių, kad... Sakot, keisit. Bet, pavyzdžiui, gerai, kūno, ta prasme, masės. O dabar aš noriu paaiškinti pagrindinę priežastis, dėl ko aš pradėjau. Taip. Suprantat, mūsų daugumo žmonių žarnynas, mūsų ne taip. Augalinis maistas, augalai. Taip. Kokius be paimsite. Skirtas karvės žarnynui. Jie nenori, kad mes juos valgytumėm. Kodėl mes galim taip sakyti? Augalai nenori. Augalai nenori. O jie kaip gynyba, jiegi negali, rankų kojų neturi ir dantų, taip, kad atsigint nuo mūsų. Juose yra įvairių medžiagų, kurių dėka jie faktiškai nesuvirškinami yra. Bet palaukite, kaip jie atskiria, kas juos valgo, žmogus ar karvė? Jiem tas pats evoliuciškai pasidarė. Jie nenori, kad jų valgytų ir viskas. Taip, tik tai tie, kad žinduoliai, pavyzdžiui, tos pačios karvės, jų žarnynas pamažu ištobulėjo, kad jie paima juos. O žmogus yra, reiškia, visaėdis. Ir, pavyzdžiui, įdomi tema, šiuo metu pasigilinau, tarkim, oksalo rūgštis. Čia kažkokia labai bloga, man atrodo, kuri kaupiasi kažkur, ar ne? Suprantate, kas yra oksalo rūgštis, reiškia, maiste. Pagrindė daržovės, bet ne vien, netgi grikiai, jeigu paimsim kai kurios uogos ir taip toliau. Aš jau nekalbu apie šokoladą, kaip tokį, špinatai iš vis ten didžiulės dozės, bet kai mes juos suvalgome, oksalo rūgšties, pavyzdžiui, yra žmonės, kurių žarnynas neblogai susitvarko su ją, toleruoja. O, pavyzdžiui, mano visai, aš visada, jeigu aš valgydavau daug daržovių, aš iš tikrųjų po mitybų, po to nesijausdavau gerai. Aš jausdavau tas pilvas kažko tai jisai, ne tas. Energijos kiekis sumažėdavo tuo metu. Taip neturi būti. Taip iš tikrųjų neturi būti. Viskas. Ir aš iš tikrųjų, dėl to ir padariau su savim tą eksperimentą. Aš visiškai eliminavau augalinį maistą. Žinau, kad iš karto pasijutau geriau. Tai tada pavarėt televizijoje, ar ne? Nes jau ten toks jūsų buvo krūvis. Aš atsimenu, po kiek jūs ten laidų rašydavom? Po 10, po kiek ten kažkaip sakydavot atvažiuojat? Žinokit, aš net nenoriu prisiminti. Apsigyvenat viešbutį? Ten buvo, taip, penktadienį įsikūrdavau viešbutį, išsikrausydavau jau sekmadienį vakare. Ir ten kokius 1 mėnesių parašydavot per vieną atvykimą? Ne taip. Mes įvairiai nuo 4 iki 4-5 temas šeštadienį ir panašiai temų sekmadienį. Bet reikia suprantat, aš dirbu savo profesijoje, taip, atidirbu darbe, toliau. Šeštąjį sekmadienį filmavimas, bet tai reikia pasiruošti tam temom. Tai žinoma. Aš kiek jums prisirašiau klausimų. Grįžtų tai namo. Tik vienas interviu. Grįžtų namo ir visa likęs laikas, vietoj to, kad, savo džiaugsmų praleisti, aš ruošiuosi savaitgalio filmavimam. Ir aš turėdavau į mėnesį 1 laisvą savaitgalį. Tai praktiškai atsikeldavau ryte ir kažką veiki, paskui nemiegoti vėl. Gailitės to laiko, kurį prabuvo televizijoje? Kad televizija yra tam tikras finansų šaltinis, pajamų šaltinis, taip. O ką jinai dar duoda? Duoda viešumą, aš nepasakyčiau, kad tai labai didelis finansų šaltinis. Ne, tai čia visi žinom, kas dirba visi žinom. Tai yra uždarbis, bet... Tai nėra kosminiai. Jokių būdų. Ir aš nežinau. Žinot, pradžioje man buvo įdomu, smalsu. Nauja, ar ne? Taip, nauja. Taip, tai yra iš tikrųjų nauja viskas, ta šizofreninė būklė, aš turiu galvoje, kad tu visiškai vienoje aplinkoje ir vieną darbą dirbi darbe savo tiesioginiam ir paskui tu patenki į kategoriškai kitą aplinką, į kitą pasaulį, kaip kartais taip, šizofreninė būsena tokia, tu susidvejinęs esi. Ir tai buvo iš tikrųjų įdomu. O paskui iš tikrųjų nuovargis susikaupė. Aš supratau, kad
būdavo momentų, jau galvodavau, nebet laikysiu. O jūs jautėt, kaip jūs reaguoja žmonės? Aš vat liudininkas to, aš mačiau, kaip jūs reaguoja žmonės. Jūs jutote? Ką jūs turit galvoje, žiūrėjau? Aš turiu galvoje labai paprastą situaciją. Aš atsimenu, stovėjau tada jūsų laidą, laukiau eilės, kol ten mane pakvies. Ir tengi sueina choras tų žiūrovų, kurie ten ploja tam tikrų metų ir taip toliau. Ir jūs išėjote iš grimerinės, aš jau buvau po grimo, stovėjau ir ten stovi minėtų žmonių, tokių, kurie atvažiavo pas Unikauską. Ir jūs neįsivaizduojat, tipo, Unikauskas, daktarė, o žinot, o aš turiu, o gal galit man patarti? Taigi ištisai jūsų klausdavo, prašydavo, kažko norėdavo iš jūsų. Nu, jūs buvo, taip sakant, unikalus Unikauskas. O pavyzdžiui, kai prieina taip, tarkim, gatvėje, parduotuvėje prieina, klausia, tu negali nieko patarti. Labai retai, kada gali duoti patarimą, nes, suprantat, ligonį, tu jį turi paklausinėti, pačiupinėti, kažkokius tyrimus padaryti, kad susidaryt vaizdą. O taip galvoti, kad atėjo ir stebuklingai kažką, taip nedirba. Aš suprantu, bet vėlgi būt visą laiką tokiam dėmesio centre, būt to žmogum, kurio visi nori kažko paklausti ir sužinot, kiek jums tas kainavo, bet kaip jūs jautėtės. Iš tiesų, tie, kurie nėra viešumoje, tie svajoja tapti labai žinomi. Tie viešumo tai yra pati blogiausia viešumo dalis. Iš tikrųjų taip. Tai yra, žinokit, aš visą laiką mane tai slėgė. Slėgė. Ir dabar slėgė. Ir dabar slėgė, kai tu eini ir žinai, kad... O dar jaučiat tuos tokius atgarsius, kad eina. Dar kol kas būna, bet aš tikiuosi dar kokie metai. Ne, beviltiškai, 10 metų kaip nieko. Negali būti. Tikrai. Tai žinau pavyzdžių, kurie išėjo iš televizijos, po 10 metų sako, šis mačiau. O tai yra jau liūdna informacija. Yra daugokai, žinok, daugokai. Žmonių atmintis gera. Aišku, kai kada yra nuo to ir pliusai. Pavyzdžiui, galite Facebook'e pardavinėti vaistus, ar ne? Pliusas. Beje, Facebook'e. Ar žinot, kad paskutinė informacija pagal Facebook'ą, kas su manimi vyko? Avarija buvo? Aš gaisre sudegiau. O Jėzau. Prieš tai aš, reiškia to, ką buvo sugalvota, buvau šiek tiek įskaudintas. Aš susimušiau su farmacininku atseit kažkokiu tai. Nežinau, kokiu. Aš neskaitau, man kiti aš neturiu Facebook'o. Čia turbūt po tos reklamos, jūsgi kažkokį kamelios, kokį ten vaistinės, kažkokią reklamą. Tai po to susimušiu. Žinau, dėl ko aš įsižeidžiau. Nagi. Pagal jų sugalvotą variantą aš pralaimėjau. Jūs pralaimėjote. Kaip taip galima? Kaip taip, santiek manęs jau neskaudinkit. Jeigu jau jūs mano vardu pardavinėjate visokių grūdų. O beje, tie vaistai, tai jie bent į vaistus panašus buvo? Aš supratimo neturiu, kuom jie prekiauja, nes aš su tuo absoliučiai nesusijęs. Aš gyvenime piliulės nepardavęs esu. Ir suprantat, Bet žmonės tiki, ar ne? O žmonės tiki masiškai, tarp kitko visai nesenai giminaitė mano skambino. Sako, užsisakiau. Tai sakau, ar sumokėjo, teta, ar sumokėjot, sakau. Dar sako, nesumokėjau. Sakau, atsisakykit. Ir jinai jau žinot, kažkada turėjo žinot, kad aš to nedarau. Yra atėję pas mane medseserūnų, kaip slaugytojos dabar vadinamos. Tai sako, daktarė, mūsų ligoniniai, kur aš dirbu, sako, aš nusipirkau, kaip man dabar tiksliai juos naudot. Košmaras. Ir taip gaunasi. Bet jūs nepasidomėt, nuo ko tą preparatą pardavinėja jūsų vardu? Net nenoriu domėtis. Aš visų pirma neturiu Facebook'o paskyros. Jūs prieš socialinius tinklus, aš ne? Visiškai. Suprantat, žinot, įsivaizduoju, aš suprantu, kad dabar daugumą išgirdę, ką aš pasakysiu, tiesiog sakys, tau Unikauską sušaudyti reikia. Mūsų visuomenė dabar vėl staiga labai viskas pagerėtų žmonių santykiuose, jeigu staiga imtų ir dingtų visi socialiniai tinklai. Žinokit, aš kartais panašiai galvoju, čia man irgi galima būti šaudyti, nes aš pakankamai aktyvi socialiniuose tinkluose, nes man reikia to bet darbo. Bet jūs gal profesinę... Aš profesinę prasme, bet jis sėdi. Čia vieną kartą važiavau Kaune ir buvo susidaręs kamštis Baršausko gatvėje, abiem kryptim svarbiausia buvo susidaręs ten per visą gatvę ir vos lenka. Ir pasidarė nuobodu.
aš pradėjau stebėti vairuotojus visus. Žinokit, vyras vienas kitas. O kiek moterų už vairo bemačiau, jos visos telefone sėdi. Bet aš kalbėjau... Dar aš grįžtu prie jūsų medicinės, tos praktikos ir patirties ir to, kad jūsų ir vardas žinomas. Jeigu jūs turėtumėt supergalių, jeigu jūs žinotumėt, ką jūs norit sukurti kažkokį produktą, ką jūs pirmiausia padarytumėt, kokią lygą gydytumėt ir kokį vaistą kurtumėt? Neįmanoma pasirinkti. Neįsivaizduoju. Žinot ką, turbūt pirmas dalykas linko eičiau, kad priemonė lengvai, neskausmingai ir greitai suvaldyti visas stresinės situacijas. Pasiekmes į stresą. Aš suprantu, kad tai yra labai, labai tokia sritis taip toliau. O išsirinkti ligą, kaip aš ją galiu išsirinkti? Beje, įdomumo dėliai dėl ligų. Pavyzdžiui, gimsta žmonės, taip? Vyksta apvaisinimas. Moteris, reiškia, paskiau nešioja embrioną, kuris auga joje, auga viduje, beje, kaip ir organų klonavimas čia buvo kažkada tai idėja, kad klonas pasirodo, kad tai nebeįmanoma. Jau atsisakė tos idėjos, bent jau šiame etape, nes iš tikrųjų paaiškėjo, kad visa netaip dirba, kad mūsų organai augia embrioną, kai embrionas yra, reiškia, moterį ir ten antiek jie tarpusavį vienas su kitu sąveikaudami, kuris turi nustoti, kuris dar auga, kaip jie turi, ten labai sudėtinga, bet aš ne dėl to pradėjau. Taip. Aš žinoti, kad iš tikrųjų nėštumų moteriams yra 14 kart daugiau įvyksta, negu gimsta vaikų. Tiesiog, kažkur 16 kartų, yra paskaičiuota maždaug 16 kartų, reiškia, kur problema? Ant kiek daug, kai embrionas pradeda vystytis, pirmas 3 savaitės, ant kiek daug įvyksta klaidų, kad gamta taip sutvarkius, moters organizmas tiesiog atsikrato ir viskas, moteris galvoja įvyko mėnesinės ir viskas, kai iš tikrųjų buvo nėštumas. Pavyzdžiui, jeigu ne tos klaidos, įsivaizduot, kiek yra klaidingų embrionų vystymusi, tų pradinių etapų, kad gamta tiesiog išmeta juos, išmeta viskas ir palieka tik, sveikus arba daugiau mažiau sveikus, nors apsigimimo aišku yra, gimsta, bet jų nėra daug. O šitą nežinau, šitą dalyko, šitą tikrai labai nauja. Nors su jumis šnekant galima čia nuprotėti nuo žinių, nuo informacijos. Labai įdomu. Aš sakau, daug klausimų turėjau ir jie nesibaigs. Žiūrėkit, dar turėjau tokį klausimą, nuo ko pradėjom apie tai, apie ką gyvenat ir jūs užsiminėt, kad jūs norit atsitraukti, pasitraukti. Tai dabar pokalbio pabaigai irgi paduočiau tokį jums variantą. O jūs nebijote atsitraukti, pasitraukti dėl to, kad mano aplinkoje, kiek aš esu mačius, žmonės, kurie baigia aktyvę veiklą, karjerą, kuri pasitraukia nuo to, ką jie visą gyvenimą darė ir sako, dabar jau pagyvensiu savo, dabar jau pakeliausiu, jie staiga kažkodėl pradeda sirgti, būti nelaimingi, mato beprasmiškumą gyvenimo, mato, kad ateitis yra ne tokia, kokia ambicinga, o jau tik tai ten sugiltinė stovinti. Ar jūs ruošitės tam reikalui? Tai dabar mano sekantis etapas mėginsiu tikslą rasti. Tikslą rasti. Tai be šito nieko nebus. Ar aš jį rasiu, aš supratimo neturiu. Aš kur rasit, jeigu ieškosiu? Neturiu, bet gal rasiu. Nors kažką, nebūtinai turi būti kas nors didingo. Smulkmen. Man tai labai imponuoja ta jūsų skausmo medicinos valdymo situacija. Jeigu jūs tuo užsiimat, žinokit, ir jeigu užsiimat pats savo sėkmingai, matot, kad tikrai žmonėm padeda, tai yra labai svarbu. Nes, pasakysiu labai keistų dalykų. Mano kolegų tarpe televizininkų yra daug žmonių, kurie dirba, kaip pasakyti, mes lyg ir judantis labai, bet yra žmonių, kurie dirba sėdimą darbą. Tai yra montuotojai, tai yra tie, kurie tikrai praleidžia tuose pozose. Ir žmonės serga, jauni žmonės serga, jie jaučia begalinius skausmus. Tai yra labai gerai, jeigu ta skausmo medicina plėstųsi ne tik tai tą pusę, ne tų letalinių lygų atveju, kad ten kažkokie būna stuburai labai skausmingi žmonėm gydot, paskui ten dar prie vėžio. Ir stuburai retai kada skauda. Dažniausiai tai yra nugaroj esančių raumenų spazmas. Dėl to skauda.
nugaras. Sako, ir širdį. O visi skauda, nesako, širdis ir beje, visų tarp kitko, raumenim. skausmai va šitoje vietoje ateina žmogus, rodo pirštu, man čia skauda. Aš jau pagal parodymą jau tu supranti, kad čia ne širdis. Ne širdis. Ne. O tai yra tiesiog raumenį trigerinis taškas, tu jį susirandi ir tas gydosi nesunkiai. Ateisiu aš pas jūs kaip pacientė, man atrodo. Ateikit. Man kartais irgi skauda, bet aš Ateikit. nei skambinu, nei Ir klausiu. žmogui pačiam duodi paskiau pirštu, vat pats, kaip reikia pačiupinėti, parodai, jie iš tikrųjų, sako, iš tikrųjų. Alvydai, aš, žinokit, pasuoju. Su jumis yra taip įdomu kalbėti ir mes galėtumėm, kiek jau, valandą pusantros prakalbėjom. Dar aš manau, 2 kokias laisvai. Aš nebūčiau sakęs, kad valandos, būčiau sakęs mažiau. Mažiau? Tai gal su manim irgi buvo ne visai prastai. Ką? Gal su manim ne visai prastai buvo irgi kalbėtis? Mes labai šauniai pasišnekėjom. Mes šauniai pasišnekėjom. Aš laimingas. Džiugu, labai ačiū. Bet dar vieną klausimaitį tokį turėjau. Taip. Kiek aš jums beskambinau, kiek aš prašiau susitikti, jūs visada pasakydavot vieną frazę. Man reikia pasitarti su žmona. Aš suprantu, kad tai yra be galo kilnu, bet jūs visada viską tarėte su žmona? Ne, čia nėra taip, kad aš leidimą turiu gauti žmonos. Bet jūs puikiai žinot, pavyzdžiui, bet yra kažkas tai numatyta. Taip, kad, kažkuriuo metu kažkas tai, galbūt kažkur reikės važiuoti, kažką turėsime daryti. Tuos dalykus reikia suderinti. Tai nėra, kad vienas vadovauja kitam. Suderinam, kad šeima nenukentėtų. Čia grįžtam prie tos potėmės, kurią turėjom apie tai, kad jackpotą laimėti. Taip. Išsirinkti su to Tarp kitko, mes neseniai su žmona šnekėjome, mes tarėmės, bandėm prisiminti, kada mes buvom susipykę, mes neprisiminėm. Tai jūs gal jau seniai būdu. Toks jau mąstymas. Ne, čia toks baisus anekdotas. Susitinka 2 draugės ir tokios jau pagyvenusio amžiaus. Ir viena kitai sako, klausyk, sako, tu mano vardą atsimeni? Tai sako, aišku, atsimenu. O tai sako, koks? O tau dabar reikia? Tai čia gerai. Tas vanitas sako, kai lipu, sako, jau mes 50 metų su žmona kartu gyvename, sako, priimta, lipi laiptis, matai, žmogus kažkoks prieš tai atėjo, gal kažkur matytas veidas. Tai čia... Va čia liūdni juokai, tokie liūdni. Bet kad būtų linksmiau gyventi, mes turime jums dovaną. Ir mūsų draugai, kvapų namai, Krispo dovanoja. Kvapų namai, būtent aromatų namai, dovanoja kvepalų rinkinį, kuris turi savo legendą. Ir vat, kol jūs pažiūrėsite į tą kvapo maišelį, aš paskaitysiu, kas čia turima galvoje. Vat yra būtent tie kvepaliukai. Žodžiu, jūs jeigu galite, pasižiūrėkite juos, aš pasakysiu, kad mūsų draugai Krispo. Būtų gerai, nes ten turėtų kvepėti. Taip, mūsų draugai Krispo. Kol kas popierių radau. Aš manau, rasit kai ką geriau. Va. Žodžiu, tai yra ispaniško prekių ženklo Botanikė atradimų rinkinys. Tai nišinės parfumerijos prekės ženklas, kurio aromatai dvelkia Vidurio rytais, Afrika ir Pietų Azija. Tai dovana susijusi su iššūkiu ir mintimis apie keliones. O kadangi tai yra rinkinys, jums reikės pasirinkti, kuris kvapas iš tiesų yra artimiausias. Dabar turiu pasirinkti? Ne, kai turėsit laiko. Dievų, nes jie dabar viskas susimaišė yra. Kaip čia tarėsi, Botanikė? Kai šiaip jie ispanai, bet gal prancūziškai būtų botanik, o ispaniškai botanikė. O dabar jau prancūziškai geriau skamba. Geriau prancūziškai, botanika, ne? Gerai, kągi, Alvydai, aš dėkosiu visiems ir man smagu, kad jūs buvote ir pasakysiu, kas jūs toksai buvote. Va. Tai buvo profesorius Alvydas Unikauskas, žmogus be galo įdomus, žmogus enciklopedija, žinantis apie sveikatą, apie ligas, apie gyvenimo kokybę, apie televiziją, apie visą tai, ką mes šnekėjom 1,5 valandos. Ir aš labai tikiuosi, kad jums viskas bus gerai, dėl to, kad jūs žiūrėjote, viskas bus gerai. Jeigu jums patiko, spauskite like ir mes dar kartą pasikviesime kažką iš labai įdomių žmonių. Dėkojame už dėmesį. Dėkui labai. Ačiū labai.